Aišku, dažniausiai montuojam kur su automatu, tai taip paprasčiausiam parkingo palikta, jinai mato, kad ant parkingo palikta, jeigu bus ne ant parkingo palikta, tai jinai neužsives. Su mechaniniam greičių dėžėm yra paruošimo algoritmas. Tarkim, pas tave automobilį yra su raktu, ne, užsivedinėja mašina. Tai tu, kai atvažiuoji namo, užtrauki rankinį. Taip. Viena iš sąlygų, kad rankinis būtų užtrauktas. Sistema pamato rankinį, jinai leidžia ištraukti raktą ir mašina neužsigesina. Tu išlipi iš automobilio, uždarai duris. Kokią sąlygą, kad būtų, kad tu išlipti ir dar būtų užvesta, kad jinai būtų ant laisvo. Taip, būtent. Tada paspaudė užrakinti, jinai užsigesina. Viskas. Mašina paruošta užvedimui nuotoliniam. Tai jinai turi būti su užtrauktu rankiniu ir įjungti laisvą bėgį. Jo, kitaip tariant, šitas algoritmas paruošimo iš vakaro turi būti padarytas. Atrodytų gal ir sudėtinga, ne? Nu, iš pirmo žvilgsnio. Bet tai yra vienintelis algoritmas, kad tikrai garantuotai yra ant laisvo ir tikrai yra rankinis užtrauktas. Tai jeigu palikta ant bėgio, tai tiesiog neveiks. Jeigu jūs padarysit taip, kad pavyzdžiui atvažiavot, paspaudėt stabdį, ištraukit raktą, užsigesino iš karto, išlipai, užrakinai, užvedimas neveiks. Automobilis nežino, ar tu ant laisvo esi palikus. Kitaip tariant, dar kita situacija. Aš užtraukiu rankinį, ištraukiu spyną. Nu, jeigu starstopas, tai iš viso tik tai išlipė, nes jeigu su starstop mygtuku. Paspaudė užrakinti, jinai užsigesina. Ir jeigu tu sugalvoji, kad palikai kažkokį daiktą automobilį, atidarei duris, suvarstai dureles, algoritmas nusimuša, nes jisai nežino, gal tu bėgiai jungiai. Ai, viską vėl reikia padaryti. Vėl atsisėdė, vėl panaujo. Tai truputėlį daugiau pasiruošimo ir atidumo reikalauja. Pripratimo reikia daugiau, jo. Kad automatiškai palikti taip, kad jinai galėtų veikti, arba sistema atsakys. Kai kurio mechaniko mato laisvą bėgį. Nu, mažai tai pasitaiko, bet kartais mato laisvą bėgį. Tada nustatai kitokį algoritmą ir tada jisai tikrina rankiną, tikrina laisvą. Jeigu laisvą mato, rankinį mato, tada leidžia užvesti. Bet jis lygiai taip pat veikia tiek su appsu, tiek su raktu, tiek su to pulteliu. Čia nėra jokio skirtumo. Visur tas pats.